karjeros rezultatyvumo rekordas Europos taurėje pakartotas iš Varno. Orelikas, dar vieną. Labai apmaudžiai ne, o čia pražanga Gabui Maldūnui. Maldūnas numoja ranką. Ir tik ne techninę gavo. Techninę gavo. Už tą numojimą ranką? Ne. Pasityčiojimas. Čia yra pasityčiojimas. Čia tiesiog užgautos vieno žmogaus ambicijos. Čia buvo kažkas, ką jisai numodamas tą ranką, čia ką, konfliktą kažkokį tai bandė įplieksti. 5. asmeninė tuo pačiu, tai yra Gabui Maldūnui. Na, tai yra nesąmonė. Nes tu numoji ranką. Tai yra visiškai nesąmonė. Eik, tu ne mergaičių gimnazija, kas per briedas, kas per... Ar tu nori staiga tapti svarbiausiu žmogumi aikštėje? Čia taip ir buvo, visiškai taip ir buvo. Tai yra rungtynės, kurios yra nuostabios, rungtynės, kurios turi potencialo būti vienomis gražiausių sezone, bet teisėjas nusprendė, kad šios rungtynės turi būti apie jį ir apie jo ambicijas. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai. Dabar jau ir mes žiūrime, kas teisėjauja šioms rungtynėms. Leandro Leskano, Robertas Viklicki ir Sefi Šemešas. Sefi Šemešas yra šitas plikagalvis. Nedorelis. Ačiū Ryti, kad išgelbėjai šitoj situacijai, nes visiškai nepadorūs žodžiai sukasi galvoje po pirmojo epiteto. Vienas baudos metimas už techninę pražangą ir dar 2 už pačią pražangą. Tu savo, bet tokio mėmės teisėjo, dar paieškot reikia. Užgavo žmogui ambicijas, rankos pamojavimas. O Dieve mano, kaipgi jis galėjo. Aišku, čia dar 2 baudų metimai dėl tos žaidimo metu užfiksuotos pražangos, taip, ir vėl DJ Seeley. Dabar jau Vytenio Lipkevičiaus priežiūra. Ir aišku, tokiamis akimirkomis žaidimas tampa labai paprastas. Tiesiog lyderiai perima iniciatyvą, žaidžia 1-1, bet jeigu lyderis prameta... Wow, ir dar techninė pražanga Nenadui Čanakui. Na, aišku, ten emocijų buvo. Protrūkis. Čia dar kartelį. Tu juokauji. Už ką? Tu juokauji ir čia... Wow. Mes dažnai šnekam, kad Europos taurė vis viena yra tas turnyras, kur teisėjavimo lygis labai aukštas. Ką šitie 3 kliunkiai su švilpukais išdarinėja pratęsime yra protų nesuvokiama. Aš visiškai pateisinu ir suprantu Nenadą Čanaką. Įsivaizduoti situaciją, kai po tokio švilpuko Nenadas Čanakas negauna techninės pražangos, būtų neįmanoma. Kodėl staiga arbitrai užsimanė žaisti tokį personalijų žaidimą, aš nežinau. Ne, bet ten Stepanovičius tiesiog nutempė, tiesiogiai nutempė abiem rankom Džiugą Slavinską, numetė nuo savęs ant parketo ir Slavinskui buvo skirta pražanga. 2 taškai buvo įskaityti. Taip, čia ir Nenadas Čanakas gauna tą, matyt, galutinį įspėjimą, kad dar pratrūksi, mes tave vejam iš rungtynių.